Sveikinus visus naujais metais, gyvatės metai, baiginėjau sukti jau profilių, tai 7 eurų kačinkt. Pradedam 9 dieną, kad dybininkas, kuris biški supranta, kupė suma 651 eurą. Iš karto vaizdelis geresnis. Skill firmos, tai skelbiu konkursą, parašyti komentarę, reikia žodį, tiesiog reikia. Sveiki šaikelė, tai ką, tikiuosi, smagiai atšventėt Kalėdas, ateina jau ir nauji metai, tai video įkris jau 2025 metais, tai sveikinus visus naujais metais. Man rodos dabar bus gyvatės metai, bus įdomu, kas bus per metai, bet tikiuosi geri metai ir jums bus geri. Tai ką, pradedam trečią dalį garažo įrengimo, baiginėjau sukti jau profilius. Ta siena jau kaip ir pabaigęs, tai valyko šitą dar sieną padaryti. Jau taip labai daug nefilmuoju, kai su tais profiliais suku, nes jau praeitas video buvo vien profiliai, tai šį stengsiuos, nežinau, pasižiūrėsiu taip labai kažko. Nebent kažkas įdomiau darysis, tai pafilmuosiu. Paskui aišku statysim pertvarą, dar kažkokių darbų darysim, tai matysiu, kiek čia pavyks padaryti. Tai čia tas laikotarpis toks, vieną dieną dirbi, vieną dieną šventės, ar ten 2 dienos šventės, vėl čia, toks biški neina iššokti į gerą ritmą, tai bet bandom toliau darbuotis ir gero jums žiūrėjimo. Su tą sieną jau kaip ir įpusėjau, skaityk, aišku, dar ne visur čia susukau, tik išsipjau, susidėjau, bet jau šiandien 6 vakaro jau varysiu namo, 7 diena kaip ir į pabaigą, tai rytoj tada ateisiu, užsibaigsiu pilnai šitą sieną, tada reiks pabandyti paieškoti durų, kur bus pertvara ta siena, tai pasiieškoti duris. Nes geriausia susiras duris ir tada palei ją pasistatytą sieną, pasidaryti durim. Angą, tai ką, šiandien tiek tada ir toj susitiksim 8 dienoj. Darbai toliau juda, šitą sieną jau pabaigta, visos sienos jau realiai aplinkui pabaigtos. Labai čia nefilmavau, kai šitą sieną dariau, nes jau tie profiliai jau čia stovi, kažkaip atsibodau jo sukti. Iš pradžių da buvo įdomu, suki, galvoji, dabar tai jau biški pabodo šitas darbas, bet nebedaug jau liko, tai bandysiu pasistatyti šitą sieną dabar. Buvau senukose, pasiėmiau profilių, šiek tiek, kai sieną statai, eina kitokie profiliai. Tada radau 9 Jonavoj duris, kur čia stovės, tai 7 eurų kačinkt. Toliau reikia čia dar pasidaryti irgi panašią dėžę, šiek tiek kitokią negu ana. Pasidaryti čia oro padavimą. Dar reikės galvoti, kaip čia padaryti, ar iš viršaus paduoti, ar iš šitos patalpos. Žodžiu, čia dar bus pamastymų biški. Tai ką, einu darbuotis tada, greit pastatau tą sieną ir žiūrėsim, ką čia toliau veiksim.
siena pabaigta iš šitos pusės. Tokia nėra labai tvirta žiauriai, bet čia man tik dėl perskirimo tai bus gerai. Dar aišku, užsidės gipsas dar sutvirties, užsidės iš anos pusės kardą, tai viskas čia bus gerai. Šiandien turbūt darbai kaip įbaigti. Šiandien 8 dieną kaip dirbu. Per 8 dienas, manau, visai čia nemažai pasidariau. Turbūt tada sustiksim už kelių akimirkų. Pradedam 9 dieną. Tai biški nuo ryto apsitvarkiau greitai čia, nes jau vėl buvau bardaką pasidaręs. Skambinau dėl ventiliatorių ištraukimo ir padavimo. Tai radau tokį žmogelį iš Panevėžio. Tai šiaip pakonsultavo neblogai. Buvo susidūręs jau su panašia situacija kaip aš. Kaip man tokia reikia, kad ištraukimas senelė yra. Tai jau daugmaž žino kokius ventiliatorius. Aišku, juos reikės užsakyti. Apie porą savaičių gerų reiks palaukti. Tai bet svarbu žinosiu visus matmenis, kaip kas galėsiu konstruotis. Tai va, šiandien dar planuoju, turbūt reikia, čia va galvoju, reikia išnaudoti tą vietą. Reikia pasidaryti, jaučiu, tokias lentynėlės čia. Bus kažkam susidėti, pasitaupys vietos. Bet šitoj patalpoj tada reikia dar, čia va galvoju, šitam kampe, lubose, padaryti oro padavimo dėžę. Tokia, kad išsitrauktų. Irgi čia dėsis filtrai viršutiniai. Ten dėsis apatiniai, ten bus ištraukimas, čia padavimas, tai taip viskas eis, turėtų būti viskas neblogai. Tai šiandien planavau važiuoti ant tų ventiliatorių, pasižiūrėti, gal vietoj turi, bet pasirodo neturi, turi ten tik tais labai jau galingus, didelius, kokių man nereikia. Tai šiandien galvoju, pasidarysiu tokius visokius smulkius darbus. Jis man turi atrašyti e-mailą, tai pasižiūrėsiu, ką ten siūlo, kaip ten kainos, kaip ten kas viskas. Tai va, žodžiu, ventiliatorius biški paaiškėjo. Tai man biški ramiau, nes buvo galvos skausmas, kaip ten susigalvot. Šiandien ką, einu pasidarysiu čia lentynėlės. Reikia čia dar biški sieną, keletą profilių prisisukt. Apsigalvot, ar čia šitoj patalpoj jau daugmaž su profiliais viskas padaryta, bet greičiausiai kaip ir padaryta. Tai tada eisiu tenais bandyti pasidaryti tą oro padavimą. Žodžiu, tokie darbai šiandien. Einam darbuotis ir tiek. Labas, Mažiau. Ką tu? Eikš, Mažiau. Mažiau. Nu, ką tu? Ledas. Tai va, žiūrėkite. Gal žiūri koks statybininkas, kuris biški supranta, gal patartų, žodžiu, o čia va gaunasi iki čia va, iki profilio 34,5 cm. Tai čia aš tikrai nenoriu tiek šiltinti. Čia jeigu tiek apšiltintum, jau A++ klasė būtų, bet čia garažas, čia taip nereikia. Galvoju, 10 turbūt šiltinsiu. Nes čia tikrai manau sočiai. Tai galvoju, jeigu čia, va, tarkim, 10 apšildau, sudedu vatą 10 lygiai kitų, o čia lieka oro tarpas. Tada uždedu plevelę ir tada suku gipsą. Tai gal patars, kas nusimano, jeigu čia liks oro tarpas, ar nieko nuo to blogiau nebus, nes rinks kondensatas ar dar kažkas, aišku, plevelė turbūt... Gal dar va dėl plevelės norėčiau paklausti, ar, aišku, turbūt geriau kvepuojant šitą dėti, ar galima ir paprastą plevelę šauti ir viso. Tai va, gal kažkas žinot, jeigu nesunku, parašykit į komentarus savo nuomonę, jeigu kas suprantat, kaip, gal patarsit kažką, kaip gudriau padaryti. Tai va. Nu va, pasinorėjau čia tokį rėmą. Tai vat biškį apsišildžiu čia va. Dar juda, su pačiu putom. Tai dabar apsiūsiu USB-tą. Ką, susisukau, čia ką norėjau. Tai dar prisisukau va tokius, paskiau nuvarysiu pas baldininką Vydą. Išpjaus tas lentynas man, sukišu. Čia bus gipsu apsiūsiu, kai dažysiu, čia irgi išsidažysiu.
Dar iš pradžių norėjau sukti USB ir paskui dar gavau gipsą, bet nereikia čia. Taip ledas, va, kampus su akrylu užtepiau, ten apsišiltinau, dar su putom užpruškiau, kad aplinkui, kad biški tvirčiau viskas būtų. Tai einu dar, pabandysiu, čia tą sieną biški reikia kelis profilius prisisukt. Tai šitoj patalpoje jau su profiliais viskas bus paruošta gipsui. Jau liktais kaip ir viską padariau šitai patalpai. Pasibaigiu čia, tada einu į aną ir va taip. Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can't let up. They get not taught to be never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They said they wanted, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't it first and you know that you last. I thought I told them I'm coming right back. I got a flows like it came from the trap and I came from my city, this right on my back. Susisukau, čia dar va kelis profiliukus trūko, tada greitai čia su USB tuos kraštus noriu aplink duris apsidirbti, va su USB apdirbu, čia biški pritrukau, reiks rytoj nulėkti nusipirkti, šonus tuos tada rytoj padarysiu, tada biški su makrofleksu ten tuos kraštus užpruškiu, kad kuo mažiau ateitų šalčio, kiek įmanoma, tada dar rytoj pasimsiu USB ploniausio, apdirbsiu duris, bus gražiau, paskiau aišku nusidažysiu kažkada, kai jau sienas dažysiu. Tai va, šiandien tiek, baigiam 8 dieną, keliamės rytoj. Pradedam 9 dieną, šiandien yra gruodžio 31 diena, tai šiandien visi švęs naujus metus, palydės senus, einam prie mano strojkių. Tai šiandien buvau senukose, reikėjo susimokėti rezervą, tai prisikaupė suma 651 euras. Tai čia už tai, už viską, ką ėmiau, tai čia profiliai, USB, juvelyrą pirkau, varžtai visokie, smulkmenos visokios, tai va 651 euriukas kučinkt. Dar šiandien buvau statybų duonai, bet jie šiandien nedirba, tai nulikiau iki mokį vežį, pasiėmiau 3 vienetus USB plokščių, tai dar 30 euriukų kučinkt. Šiandien ką, einu tada reikia apsisiūt duris, čia šonus dar pasidaryti, apsitvarkyti šitą patalpą, išsivalyti, gal kažkiek dar spėsiu nueiti į aną patalpą šiandien pasidarbuoti. Šiandien pradėjau dirbti nuo pietų, tai biškį įsimiegojom. Tai tokį va pusdienį turiu, pabandysiu dar pasidarbuoti ir eisim švęst naujų metų. Einam darbuotis. Nu va, apsisukau tą, iš karto vaizdelis geresnis, čia šonus irgi pasidariau, apsipučiau makrūchos, tai jo, labai neblogai, patenkintas, dar kai nusidažys iš vis gerai atrodys. Tai ką, einu čia apsitvarkau dar šiek tiek ir eisiu žiūrėti į aną pusę, ką ten galima nudirbti. Šiandien dieną turbūt taip ir užbaigsiu, nes jau 5 valandas. Tai šiandien kiek pasidariau, tiek pasidariau. Biški dar čia apsitvarkiau kažkiek, nes patinka, kad pasidarai kažką, susitvarkai, švaru, paskui vėl smagu pradėti kitus darbus. Tai šiandien dieną baigiu, einu švęst naujų metų ir susitiksim už kelių sekundžių. Šiandien planas būtų pasidaryti čia tokią dėžutę oro padavimui, nes kada padarai oro ištraukimą, reikia padaryti ir oro padavimą. Tai nes jeigu nepadarysi to, tai labai užvakumus patalpą ir nebus taip veiksminga, aš manau. Aišku, ten dažymo kamerose, ten biški kitaip viskas vyksta, čia tai tokia kaip ir savadarbė, praktiškai principas tas, kad tiesiog nutrauktų tą visą smogą, kada dažymo metu, kada dažai.
O faktas, ten dažymo kameros eina kitaip, ten ir pašildo tą orą, paduoda šiltą. Tai mano planas, kad imtų iš anos patalpos, nes ten gan vis tiek šiltesnis oras, negu kad iš lauko imtų. Tai tiesiog tokį, kad per filtrus oras cirkuliuotų, čia keistų orą ir viskas, principas toks. Tai šiandien tada bandau pasidaryti tą dėžutę, pasižiūrėsiu, kiek čia man pavyks pasidaryti šiandien. Pavyks čia pasidaryti, eisiu tada kažkokius kitus darbus darysiu. Tai negaištam ir einam dirbti. Nu jau nebedaug liko, čia man dar tą šoną užsuku, čia dar, tada susisuku dar apvadinį tokį profilį ir tada reiks medienos nusipirkti 5 tokių, pasidaryti rėmą, kad prie to rėmo pritvirtinti filtrus. Tai vat, nu neblogai jau. Nu va, baigiau šitą, prasitepiau silikonų kraštus, ne silikonų, čia akrilų, bet vis tiek jisai užsandarina. Tai dabar reikės susukti tokį perimetrą, va tokį profilį, į kurį paskiau iš medžio tokį 5 padarysiu, tokį kvadratą. Ir tada prisišaudys filtrai ir įsistatys į tą grevelį. Jau vakaras, tai šiandien dieną taip ir užbaigsiu. Tai rytoj bus planas dasimušti čia iki galo. Ir žiūrėti, eisiu turbūt jau po biškį pradėti galvoti su elektrą, kur ko reikia, tada reiks įsimėtyti laidus, pasižiūrėti ant dėžutį, kaip viskas susijungti. Tai vat, keliamės į 11 dieną. Šiandien greit pasibaigiu čia nais, ką pradėjęs. Tai čia pasidarau, tada bandysiu turbūt, reikia kaip ir anoj patalpai pasidaryti šitas duris, apsidirbti USB, apsidirbti šonus, kaip tenais pasidariau. O čia ką norėjau, paimsiu suktuką, parodysiu, kaip viskas veikia. Atsisuksi, tai va, pokšt. Tas nusiema. Ir va taip, va. Žikšt. Išsitraukia tas. Tada yra tie viršutiniai tokie filtrai, juos su tuo tokiu prisišaudai. Ir viskas sudedi. Žikšt. Tai va, įsistatys. Gal šitas keliauja. Gal tada jis iki varžtą. Aišku, dar čia įsuksiu dar čia po vieną papildomą. Bet viskas čia va. Čikšt prisitvirtina ir viskas. Tada čia dar reikės užsukti iš USB. O kur yra profilis. Uždaryti. Tada čia va kažkur, eis vamzdis iš anos patalpos paduos orą. Arba dar turiu planą, kad iš viršaus pastatyti ventiliatorių ir iš anos patalpos per viršų paduoti čia į viršų. Bet čia dar galvoju, tai matysiu, ar čia man to reikia. Bet va, šį pasidarė. Su čia kaip ir kol kas tada baigta. Tada dar reikia dabar čia va aplink duris irgi nusipirkau 5,
kaip ir čia va tokius pačius. Tai jo, nusipirkau tokius pačius penketukus, tai reiks aplink duris pastatyti, biškį sutvirtinti su medžiu, paskui lengviau bus montuoti duris. Tai tuos penketukus pirkau iš Mokių vežį, tai paėmiau 4 vienetus po 3 metrus, tai 20 euriukų kučinkt. Po to dar buvau senukose užlėkęs, tai pasiėmiau USB 4 lapus, bet ten eina į rezervą vėl iš naujo dabar. Tai paskiau vėl pasakysiu viską, kaip kažkiek ten rezervą prisikaups, kada susimokėsiu. Tada apsidirbu tas duris, pasistatau tos balkiukus, susitvirtinu ir eisiu pradėti su durim. Apsisiūt USB, apeit aplinkui, kaip anoj pusėj dariau. Tai kol kas dabar tiek, einam bandyti įveikti šitos dalykus. Čia turim. Tai ką šį kelią, šiandien darbai baigti, tai ką planavau, daugmaž ir pasidariau. Tai vat, dabar artėja jau mano kanalas prie 1500 prenumeratorių. Tai tą progą galvojau padovanosiu prizą čia tokį Skill firmos. Aišku, ne pats gal geriausias, bet manau savo funkciją tikrai atliks. Tai žodžiu yra toks daikčiukas, metras, kuris matuoja atstumą. Va, yra batareikos, viskas, ko reikia. Tai žodžiu, šiaip geras daiktas. Iš tikrųjų, aš pats jo neturiu, bet jau pro šalį senukose pamačiau, galvoju, reikia padaryti konkursą savo žiūrovam. Tai padaunuot tokį daiktą, kuris va pridedi nuo vieno taško iki kito, paspaudi, puf, tau pamatuoja atstumą. Šiaip visur daug kur galima jį panaudoti. Tai aš jį padovanosiu jums. Tai skelbiu konkursą. Konkurso taisyklės yra tokios, kad turi būti užsiprenumeravęs mano kanalą. Tada turi paspausti laiką ant šito video ir parašyti komentarę reikia žodį, tiesiog reikia. Ir tada automatiškai jau dalyvausi šitam konkurse. Šitą konkursą paskelbsiu, kada bus 1500 prenumeratorių. Tai kai tik sueis iš 1500, tada, nežinau, burtų kelių gal ant lapukų surašysiu visus, ištrauksiu, arba yra programėlės, kurios atrenka, tai kažkokiu va tokiu burtų keliu. Ištrauksiu vieną laimėtoją ir jam su juo susisieksiu ir išsiųsiu šitą daiktą. Pabandykit sudalyvauti, kam reikia. Tai šiaip geras daiktas. Tai va, šį kelią šiam kartui turbūt tiek. Susitiksim kitam epizode apie mano tolimesnius darbus. Ką, atsisveikinu ir iki kitų kartų.